Sveiki bičiuliai. Esu Turkijoje, išvažiavau trumpai komandiruotėjai, nes Turkijoje, kaip žinia, jau yra pasirodę kinietiški automobiliai. Ne vien tik elektromobiliai, kas manęs asmeniškai nedomina, bet ir taip pat su vidaus degimo varikliais. Ką galiu pasakyti, bičiuliai, tai kinietis, jeigu galvojate, kad nemoka padaryti gero daikto, tai galvokite iš naujo. Mokėkite pinigus ir kinietis sudės tokias technologijas, bičiuliai, kad europietiškiams automobiliams, japoniškiams, amerikietiškiams automobiliams slėptis po lapais tiesioginė ta žodžio prasme, bičiuliai. Išbandžiau tiek elektromobilius čia, išbandžiau tiek ir su vidaus degimo varikliais kinietiškus automobilius ir galiu pasakyti, kad medžiagų kokybė fantastiška, bičiuliai. Ta prasme, salone oda, panelės, viskas apdirbta oda, viskas minkšta, niekas netarška, niekas nebarška. Surinkimo kokybė puiki, varikliukai dirba tyliai, negirdėsi iš viso, jeigu tai pavyzdžiui benzininis ar tai hybridas būtų. Tikrai, bičiuliai, daiktai geri. Prireikė netgi kelių dienų, kad išbandyti pilnai tiek vienų gamintojų, tiek kitų gamintojų automobilius, kad pamatyti, kaip sakant, viską paliesti savo akimis, pertikrinti, persižiūrėti, kaip ir kas yra padaryta. Galiu pasakyti tik vieną dalyką, kad žiauriai laukiu, kada kinietiški automobiliai pasirodys Europoje, jeigu juos įsileis į Europą. Nes, kaip žinia, juos įsileidus į Europą, tai visiems tiems BMW, Audi ir taip toliau bus rūsčios dienos, bičiuliai. Kokybė tikrai, kaip ir sakiau, labai gera ir belieka tik tais tikėtis, jog viskas bus gerai. Europos, kaip sakant, reglamentai visokie nesugribaus ir nepridarys čia mums jokių nesąmonių ir, kaip sakant, neatskirs mūsų nuo tos rinkos. Nes rinka tikrai, bičiuliai, įspūdinga ir verta dėmesio. Kaip bebūtų, rytoj jau važiuoju atgal į Lietuvą, taip kad nuo pirmadienio kimbam, kaip visada, į darbus. Jeigu turite išsirinkę automobilių, patikrinsim, jeigu reikia, surasim. Na ir tikėkime, kad kinietiški automobiliai greitų laikų jau pasirodys ir Europos rinkoje. Ir patikėkite manim, tie, kas pamatysite, pačiupinėsite gyvai, juos išbandysite, nenusivilsite, bičiuliai, nenusivilsite, nes man, kaip sakant, dirbant tokį darbą ir mačiusiam beleko, belekiek, tai paliko įspūdį tikrai labai gerą. Lauksiu komentaruose nuomonių, ką jūs manote apie kinietiškus automobilius, ar laukite, kada jie pasirodys, ar galvojate apie tokio įsigijimą ir panašiai. Na, o mes, kaip visada, grįžtam į darbus nuo pirmadienio, kaip ir sakiau, lauksim užsakymų, patikrom, paieškom ir susitiksime su naujom temom jau greitai. Iki.